Konstitucijoje įrašyta, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos prezidentas ir vyriausybė, teismas. Lietuvos Respublikos teismai yra Lietuvos aukščiausiasis teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai, taip pat administraciniai teismai. Lietuvos aukščiausiasis teismas tikrina, ar žemesnės instancijos teismai tinkamai aiškino ir taikė teisę, taip pat vienodina teismų praktiką. Šis teismas dar vadinamas kasaciniu teismu. Bylos yra nagrinėjamos dviejose skyriuose – baudžiamųjų bylų ir civilinių bylų. Kiekviename iš šių skyrių dirba po 16 teisėjų. Iš viso Lietuvos aukščiausiame teisme dirba 32 teisėjai. Į Lietuvos aukščiausiąjį teismą baudžiamosiose ir civilinėse bylose kreipiamasi dokumentu, kuris vadinamas kasaciniu skundu. Civilinėse bylose šį skundą surašo advokatas, o baudžiamosiose bylose skundą galima parengti ir pačiam. Teismui kasmet tokių skundų pateikiama virš 2000. 3 teisėjai sprendžia, ar priimti pateiktą kasacinį skundą. Priimami nagrinėti tik tie skundai, kurie atitinka įstatymų reikalavimus. Yra priimama apie 1/4 kasacinių skundų. Priėmus skundą, byla paprastai nagrinėjama 3 teisėjų kolegija. Jei teisės klausimas ypač svarbus, reikia platesnio, galbūt naujo teisės aiškinimo, bylą gali nagrinėti ir daugiau teisėjų. Kartais visi teismo teisėjai. Civilinės bylos dažniausiai nagrinėjamos rašytinė tvarka, o apie pusę baudžiamųjų bylų yra nagrinėjamos žodinėme posėdyje. Lietuvos aukščiausiasis teismas, nagrinėdamas bylą, remiasi jau teismų nustatytomis aplinkybėmis. Nauji įrodymai nėra priimami. Įsivaizduokite, mokyklos kieme vaikai svaidėsi sniego gniūžtėmis. Jono mesta gniūžtė pataikė klasės draugui į akį. Kyla žalos atlyginimo klausimas. Kad sniego gniūžtę metė Jonas, jau nustatė bylą nagrinėję teismai. Tačiau kas turi atlyginti žalą, mokykla ar Jono tėvai, tai yra teisės klausimas, kuris gali būti nagrinėjamas kasacinėme teisme. Išnagrinėjęs bylą, teismas priima nutartį. Nutartis yra galutinė, neskundžiama ir privaloma.